Gyvenimas nenuspėjamas. Ir jeigu tu esi vienoje situacijoje dabar, tai nereiškia, kad jinai pastoviai turėtų tęstis. Atvykau vėl į Kataloniją su galimybė atskleisti tiek savo, tiek kitų žmonių galimybės, pasižiūrėti, kur ta kelionė gali vesti toliau, mūsų gyvenimo kelionė. Sutinku daug įdomių žmonių. Vakar teko būti svečiuose pas vieną jauną žmogų, 29 metų žmogų. Jisai gyvena netoli čia Taragonoje, porą valandų kelionės nuo mūsų tos vietos, kur mes čia gyvename. Ir šnekantis apie gyvenimą, matant jo patirtį, matant jo skausmus ir problemas, su kuriais susiduri, aš pamačiau labai aiškų dalyką ir supratau ant tai, kaip ir aš suprantu, ant veidrodžio, ant stiklinių durų, kuris gyvena su gražiu vaizdu, jūra. Jisai susirašęs visur, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Kokios mintis turi būti tuo metu, apie ką reikėtų pagalvoti. Ir tas užrašas visur padarytas tam, kad suvoktum realybę, tikrą realybę. Kad primintum savo, kad tu esi šitame momente, šitame gyvenime šiuo metu. Jis sako, aš nežinau, kiek čia būsiu, kiek aš čia mėgausiuosi, tai yra laikina. Ir aš turiu kiekvieną dieną pasižiūrėti į gyvenimą iš gražiausios pusės. Jo gyvenime, kaip ir visų gyvenimuose, verda tos pačios problemos, rūpesčiai, santykiai, verslai ir kiti dalykai, kurie iš tikrųjų turi daug sunkumo. Kad susitvarkytų su to sunkumu, iš esmės reikia būti įžemintam čia ir dabar. Mes tiesiog vaikščiojomės skardžiais prie jūros, šnekėjomės apie gyvenimą, apie tą tikrumą, kuris yra aplinkui. Ir apima toks geras jausmas, kai matai, kad tu esi čia, ne kažkur svajodamas tenais, kažkokioje ateityje, kur kažkas tai turi atsitikti, kažkas kažką padarys, ar pasakys, ar atsitiks ir tu tapsi laimingas, džiugus ir pasitenkinimą turėsi žmogus gyvenime. Mes džiaugiamės ir buvome tame momente. Aš tą jaunuolį mačiau pirmą kartą, bet iš karto supratau jo filosofiją gyvenimo ir man suteikė viltį, kad yra stiprių žmonių. Jis labai stiprų žmogus, nes nesu matęs paskutiniu metu tokio stiprumo žmogaus valios, savo charakterio, kad jis eina per gyvenimą labai stipriai energiją, koncentruodamas tuos dalykus, kurie jam labai svarbus. Jis kuria savo ateitį, nors jo gyvenimas atėjo visiškai iš kitos situacijos, kur buvo didžiulis skausmas, alkoholis, smurtas. Jisai ištrūko iš ten, bet vidinis skausmas yra. Tai tam, kad tą skausmą sumažinti, jisai yra šitoje realybėje, darydamas ir primindamas savo, ką jis čia daro, kodėl jis čia yra. Aš lygiai taip pat primenu savo, kodėl aš čia esu ir ką aš turiu padaryti. Dauguma, kaip ir tu, sukuri iliuzinę tikrovę, kuri yra tavo galvoje. Iliuzinė tikrovė, kai tu susikuri scenarijus apie savo gyvenimą, apie tai, kas tu esi, kaip tu gyveni arba gyvensi. Ir realiai tu gyveni mele, tu nesi tiesoje, tu save apgauni, norėdamas pateisinti vieną ar kitokią situaciją savo gyvenime. Ir kai taip darai, tavo psichinė sveikata yra sugriuvusi. Kai psichinė sveikata sugriuvusi, viskas aplinkui kitkas yra sugriuvę. Ir tu gyvendamas tokį gyvenimą jauti pastoviai skausmą ir nepasitenkinimą. Kad kažkas šitam gyvenime netaip vyksta, kad kažkur tu ne ten esi, kad kažkaip netokie čia yra, netokie tavo žingsniai šitam gyvenime. Ir tu pasimetęs. Dauguma žmonių yra pasimetę, aš tai matau. Aš jiems padedu iš to pasimetimo išeiti, pasižiūrėti tiesą į tą realybę, nes lygiai taip pat aš tik tai joje būdamas, toje tiesoje ir tikroje realybėje, nesusikurtoje realybėje, galiu būti sveikas ir gyventi. Aš irgi buvau paklydęs ir paklydęs dalinai esu ir dabar. Turiu dalykų, kuriuos turiu pasispręsti ir tai yra mūsų viso gyvenimo darbas. Ieškoti, kaip save auginti, kaip save keisti, kaip tą gyvenimą gyventi džiugų. O jį galima gyventi labai džiugų gyvenimą. Ką tik prieš porą dienų aš buvau vienkiemyje, šaltyje, vienatvėje. Dabar aš esu visai kitoje vietoje, bet tai toj tikroje realybėje. Bet ta realybė, kuri buvo prieš tai, tame vienkiemyje man irgi buvo realybė.
kai aš atsineždavau, pasikapodavau malkų, iš miško atsineždavau rastą, jį susipjaustydavau, sukapodavau, susineždavau, įsidžiovindavau, atsineždavau vandens iš šulinio, pasikurdavau pečių, kai buvo didieji šalčiai, 2 pečiukai veikia. Ir aš taip gyvenau, aš taip mąsčiau, aš žiūrėjau, ką aš galiu padaryti šiandien geriausiai visame fizinėme, dvasinėme, psichinėme lygmenyje, kad ta diena būtų pati geriausia. Nors kartais atrodo tas gyvenimas neteisingas, bet aš žinau, kad jis yra teisingas, nes tai vyksta mums. Mes gyvenam tą gyvenimą. Ir kai mes sugebame suvokti šitą realybę, kad esame dabar čia ir dabar ir esame tokie ir savo pripažįstame, kad mes susimovėm savo gyvenimą, kad mes elgiamės nedorai, kad mes kažką įžeidėme, kad mes blogai supratome ir mūsų ego norėjo perimti viršų ir pasakyti kažkokių pretenzijų kitam žmogui, ar nepasistengti dėl savo finansinės gerovės, ar nepasistengti dėl savo kūno. Viskas, mes esame mele. Kol to melo mes nesusitvarkom, tol mes gyvename toje iliuzijoje. Kaip tai yra? Kai tu gyveni iliuzijoje, iliuziniam pasauliu, kuris yra ir praeities iliuzija, ir ateities iliuzija, tu visą energiją, kiek tu gal jos dar ir turi, skiri iliuziniam dalykui. Tai yra, kad tu maitini tą iliuziją. Aš tą patį dariau maitindamas iliuziją ir aš praradau N metų net ir paskutiniu metu, kad aš visiškai ne ten fokusą savo nukreipiau. Ir kai mano fokusas ir atsitikę įvykiai parodė gyvenime, kas yra kas, tai yra per skausmą patyriau tiesą, aš tada supratau, kad aš irgi gyvenau tokioje dalinėje iliuzijoje, kuri mano gyvenimą ir vedė tuo keliu. Kai tai supranti, pradedi pokyčius. Tam, kad atrasti, kaip atlikti tos pokyčius, reikia daryti dalykus, kurie tau nepatogus. Tai tie nepatogus dalykai, kuriuos aš programoje darau ir dirbu su žmonėmis, yra, kad tu išeini iš savo mąstymo ribų, iš savo suvokimo ribų per tam tikras praktikas, kurios yra ypatingai nepatogios, bet jos nulaužia tą kodą, tavo įsisenėjusi kodą, kuris yra tavo galvoje ir jisai leidžia pradėti kurti naują ateitį, naują gyvenimą, atrasti naują viltį. Aš turiu visą laiką viltį, nors atrodo kartais yra beviltiška. Ir šiai minutė aš turiu viltį susitvarkyti dalykus, kurie man nesutvarkomi. Atrodo, kad nesutvarkomi, bet žinau, kad aš turiu kovoti. Ir tada, kai tu žinai realybę, tu turi viltį, tu turi ryžtą ir matai, kad gali daryti, turi laiko, turi galimybę, nesvarbu kas, viskas keičiasi. Kai vyksta veiksmas, bet kuriuo atveju atsidaro naujų galimybių langas. Kai tuo metu tu gyveni kažkokio problemoje, skausme, netektyje, skyrybose ar kažkur tai, atrodo viskas, gyvenimas sustojo, tu užstrigai kažkur, gyveni nuomojamam butelėje, neturi darbo arba turi labai daug pinigų, bet santykiai nesiseka, viskas sugriuvę ir tu sveikatos neturi, atrodo, o tai ką aš čia dabar daugiau galiu padaryti? Viską gali padaryti. Aš visą laiką sakiau ir sakysiu, kol esu gyvas, kol turiu savo sveiką psichiką šiai minutiai suvokti tą pasaulį, tą realų pasaulį, aš galiu pakeisti savo kelionę ir padėti kitiems žmonėms pasikeisti. Tai ta vieta, kai tu galvoji, kad nieko nėra galimybės pasikeisti ar pakeisti kažko, tai jinai yra. Tai procesas nėra lengvas, nes tai yra mąstymo keitimo procesas, kai tu suvoki, dirbi su savimi, tu įkvėpinėjai save ir tu randi sprendimus. Tik tai veikiant, o nemąstant, tu gali tai padaryti. Mąstymo blokas jisai veikia taip, kad jisai tave velia į prisiminimus, į praeitį, jisai iš praeities suformuoja ateitį, o praeitis yra bloga ir ateitis lygiai tokia pati bloga susiformuoja. Tai yra, reiškia, iliuzijos suformuojamos. O tu, kai atmeti tas visas iliuzijas, atmeti tas seną praeitį, kurios jau nėra ir darai iš to, ką čia turi, tai yra ilgas procesas ir tu sukuri save naują. Tai tu dirbi su savimi. Dėl to tas rytas, kurį aš sakau, kad tu turi atsikelti dėl savęs, tai yra tai, kai tu pradedi formuoti save naują, žiūri į save, refleksuoji, kas atsitiko, kurioje tu vietoje esi, kur užstrigęs, susiduri su tiesa ir tu matai, ką tu gali pakeisti, nesitikėdamas jokio rezultato. Čia tik tai darbas, nes jeigu tu tikėsiesi, jeigu tu manysi, kad kažkas tau už kažką turi atnešti kažką, tai jeigu tu taip darysi, tada tu labai pasistengsi, tai tu klysi ir vėl būsi iliuzijoje. Vienintelis būdas suvokti, kur tu esi, tai yra pradėti dirbti su savimi, su savo pokyčiais gyvenime, atsisėdus iš ryto, su arbatos puodeliu, su savo mintimis, su dienoraščiu.
gali susirasti mokytoją, kuris tave vestų, vedlį, kuris vestų per gyvenimą. Tai pagreitina situaciją, tu supranti žymiai greičiau ir žymiai greičiau išeini iš tos būsenos užstrigusios beviltiškumo ateities nematymo. Taigi kelionė gali prasidėti kiekvieną dieną, todėl kad tu gali kiekvieną dieną pasakyti viskas gana, aš daugiau taip nenoriu gyventi. Ir iš to skausmo išeiti į šviesą. Aš tą darau, man irgi tai užtrunka, ir suklystu, bet aš tai darau ir aš darysiu iki gyvenimo pabaigos. Gyvenimo kokybė keičiasi ir ta realybė, kuri buvo ką tik prieš porą dienų, jinai pasikeičia ir aš matau šitą realybę. Ir dėkoju Dievui už tai, kad aš turiu tokias galimybės. Ir tenais būti, ir čionais būti, ir su tai žmonėms sutikti, su kuriais susitinku. Tai yra pagarba tai kiekvienai dienai. Prisimenu ją, dėkoju, džiaugiuosi, einu, keičiuosi ir padedu kitiems keistis. Keiskis ir tu. Pamatysi, kad gyvenime yra tiek daug gražių dalykų. Taip puikiai galima gyventi, taip prasmingai galima gyventi, ko iki šiol nematei. Kad tiesiog būsi dėkingas visą gyvenimą, kad tu pradėjai eiti šito pokyčio keliu ir išdrįsai tai padaryti. Niekada nepasiduok, kad ir kaip sunku bus. Aš tai darau, einu per savo skausmą, per savo netektis, nepasiduodamas. Tik todėl aš galiu turėti tiek daug šviesos pas save ir pasidalinti ją su kitais. Būk stiprus.